nuostabus, tu šventas, mes šlovinam tave, nes tu galybių Dievas, mes šlovinam tave. Tu nuostabus, tu šventas, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną, mes šlovinam tave, nes tu galybių Dievas, mes šlovinam tave. Tu nuostabus, tu šventas, mes šlovinam tave, nes tu galybių Dievas, mes šlovinam tave. Tu nuostabus, tu šventas, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną, mes šlovinam tave, nes tu galybių Dievas, mes šlovinam tave. Tu nuostabus, tu šventas, mes šlovinam tave, nes tu galybių Dievas, mes šlovinam tave. Tu nuostabus, tu šventas, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną, mes šlovinam tave, nes tu galybių Dievas, mes šlovinam tave. Tu nuostabus, tu šventas, mes šlovinam tave, nes tu galybių Dievas, mes šlovinam tave. Tu nuostabus, tu šventas, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną. Tik tamsą mirtį aplinkui mačiau, aš laukiau to, kas išgelbės mane, malonės jo šaukiaus. Tu suradai, išgydei, iš kapo pašaukei, meilę pripildei, Jėzau dėkoju, kartes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes man jau atleista, mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei mane, tu suradai, išgydei, iš kapo pašaukei, meilę pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes man jau atleista, mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei. Išliejai grožį ant mano dėmių.
nežinau, kad išgelbėtas buvau. Tu suradai, išgynei, iš kapo pašaukei, meilę pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes man jau atleista, mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei, tu suradai, išgynei, iš kapo pašaukei, meilę pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes man jau atleista, mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei, kas rytą ir kas rytą atgaivins malonė. Aš skelbsiu tai, jei pasaulis grius po mano kojų. Aš skelbsiu tai, tu suradai, išgynei, iš kapo pašaukei, meilę pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes man jau atleista, mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei, tu suradai, išgynei, iš kapo pašaukei, meilę pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes man jau atleista, mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei, tu tai iš malonės padarei, tu tai iš malonės padarei, tu tai iš malonės padarei. Atgaiva, o tu giesmė mana, o karaliaus širdies, būk pavėsis kaitroje ir mano išpirka, o tu giesmė mana, geras tu, o geras tu, o geras tu, o geras tu, o karaliaus širdies, būk įvėjas būriuose, pagalba audrose, o tu giesmė mana, o karaliaus širdies, būk ugnis tu manyje, aidas mano dienose, o tu giesmė mana, geras tu, o geras tu, o geras tu, o geras tu, o karaliaus širdies, būk į mano priešą.
aidas mano dienose, o tu giesmė mana, geras tu, o geras tu, o geras tu, o geras tu, neapvilksi niekada manęs, 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 neapvilksi niekada, nes geras tu, o 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 geras tu, mane brangia šventa dvasia, palieskį mano širdį ir keisk šiandien mane. Paliesk šiandien mane, brangia šventa dvasia, palieski mano širdį ir keisk šiandien mane. Tau šlovė, viešpatie, tavo vardui šlovė, tau šlovė, viešpatie, tavo vardui šlovė. Paliesk šiandien mane, brangia šventa dvasia, palieski mano širdį ir keisk šiandien mane. Tau šlovė, viešpatie, tavo vardui šlovė, tau šlovė, viešpatie, tavo vardui šlovė. Nes tu gyvenimas esi, tu mano viltis, lenkiuosi tau, aš priklausau tik tau. Gyvenimas
tau šlovė, viešpatie, tavo vardui šlovė. Prieš tave, o Dieve, aš giedu naują giesmę, šventajam tavo buvime aš atrandu save. Prieš tave, o Dieve, aš giedu naują giesmę, šventajam tavo buvime aš atrandu save. Tau šlovė, tau šlovė, viešpatie, tavo vardui šlovė. 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 Atiduodu tau visas, prieš tave lenkiuosi, prieš tave lenkiuosi, baimės ir abejonės. Atiduodu tau visas, prieš tave lenkiuosi. Savo garbę ir naštas atiduodu tau visas, prieš tave lenkiuosi, prieš tave lenkiuosi, baimės ir abejonės. Atiduodu tau visas, prieš tave lenkiuosi. Aš pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Aš pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Savo garbę ir naštas atiduodu tau visas, prieš tave lenkiuosi, prieš tave lenkiuosi, baimės ir abejonės. Atiduodu tau visas, prieš tave lenkiuosi, prieš tave. Aš pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Aš pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Aš pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Aš pavedu tau save, daryk, ką su maneitų, daryk, ką su maneitų. Tai, kas manim netikras sugriauki, priešo gaulės pančius nutrauki. Tai tavo kelias, teisingas ir geras. Tai, kas
kas many netikrą sugriauki, priešo apgaulės pačius nutrauki, tik tavo kelias teisingas ir geras. Tai, kas many netikrą sugriauki, priešo apgaulės pačius nutrauki, tik tavo kelias teisingas ir geras. Tai, kas many netikrą sugriauki, priešo apgaulės pačius nutrauki, tik tavo kelias teisingas ir geras. Aš pavedu tau save, daryk, ką sumaneitų, daryk, ką sumaneitų. Aš pavedu tau save, daryk, ką sumaneitų, daryk, ką sumaneitų. Aš pavedu tau save, daryk, ką sumaneitų, daryk, ką sumaneitų. Aš pavedu tau save, daryk, ką sumaneitų, daryk, ką sumaneitų. Ir aš tavį per amžius ačiū tau, šventas tu, tavo vardui širdim giedosiu, šventas tu, ir aš tavyje, šventas tu, viešpatie, šventas tu, ir aš tavyje, šventas tu, viešpatie. Aš myliu tave, man patinka tave šlovint. Aš myliu tave, iš tavęs mano stiprybė, šventas tu, ir aš tavyje, šventas tu, viešpatie, šventas tu, ir aš tavyje, šventas tu, viešpatie, šventas tu, ir aš tavį per amžius. Šventas tu, tavo vardui širdim giedosiu, šventas tu, ir aš tavyje, šventas tu, viešpatie, šventas tu, ir aš tavyje, šventas tu, viešpatie. Aš myliu tave, man patinka tave šlovint. Aš myliu tave, iš tavęs mano stiprybė,
šventas tu ir aš tavyje. Šventas tu viešpatie, šventas tu ir aš tavyje. Šventas tu viešpatie, šventas tu ir aš tavyje. Šventas tu viešpatie, šventas tu viešpatie, šventas tu viešpatie. Buvo, man išėjo pasidžiaugti, šiandieną noriu pasidžiaugti, kad išties dar vienas etapas įveiktas, kad susitvarkėm savo pagrindinę salę ir kad dabar patogu, o atėjus žiemai turėtų būti ir šilta mūsų kojoms, nes šildomos grindys įrengtos. Tiesiog Dievas laimina ir teikia per mūsų rankas, aukojam ir turim iš ko pasiremontuoti, kad mums patiems būtų patogu, kad tie, kurie ateis, tie, kurie prisijungs, jiems irgi būtų patogu, malonu būti. Ir ačiū Dievui, kad mes išties, Dievas mūsų naudoja. Nėra tarp mūsų ypatingų verslininkų, turtingų, bet Dievas paima ir panaudoja. Dažną kartą pensininkus, studentus, kad remt savo darbą šitoj žemėje, kad įgyvendinti savo tikslus, kad nei vienas negalėtų girtis, aš čia padariau. Kažkur tai apie 6000 mums išėjo, plius minus, dar pilnai neskaičiavom, bet kažkur tai viskas sudėjęs, apie tiek kainavo mums pasiremontuoti. Bet dabar patogu, šviesu, galim sėdėti, džiaugtis. Šiandieną sūnus pirmą kartą irgi bando su projektoriu rodyti giesmių žodžius, kad būtų patogiau, kad po truputėlį į priekį. Tai va, ačiū Sergejui, kuris darbavosi, jo šeimai, kuri taip pat nematė tėčio, 2 dienas dirbo, 2 dienas čia, turim valdišką darbą, 2 dienas čia turėjo dirbti. Ir savo žmoną vedėsi čia, kad maišytų košę, šluostytų, grandytų. Paskui sesės talkas subėgo, padėjo iškopti viską po remonto. Ir šiandieną švaru, gražu ir galim džiaugtis. Ačiū viešpačiui. Ačiū visiems, kas prisidėjo. Ir toliau judėsim tą linkme, kad ir toliau renovuoti, atnaujinti tą pastatą, kad būtų patogu, būtų išnaudotos visos erdvės. Amen. O šiandieną, sekmadienis, šiandieną turi skambėti mūsų sakyklos Dievo žodis, kad mus maitintų, kad mus keistų, kad Dievas per mus toliau darytų savo darbą. Vakar ir užvakar buvom išvykę dalis bendruomenės pailsėti, kaip ir kiekvienais metais buvom pakviesti Kuršėnų bažnyčios į Balsių slėnį, kad kartu kaip Šiaulių krašto bendruomenės pabūt drauge, turėti bendrystę, turėti tą poilsį, kartu dar prisijungė Tauragės bendruomenė, tai mūsų kažkur tai buvo apie 70 netoli susirinkę. Ir turėjom gerą laiką, nuostabus oras buvo, mėgavimas, truputėlį mašalai, ne mašalai, širšės gadina nuotaiką, nes ten vaikai buvo apgyvendinti antram namelėje ir ten po tuo nameliu, po laiptų ten buvo susisukę lizdas skylė tokia ir ten širšės pastoviai ten skraidė.
Aš suradau degaus skysčio, kur ten kur papurti ugnį reikia, nunešiau papurškiu, kiek buvo ir galvau, uždegsiu, kad nebūtų didelis fejerverkas, kad nesudegtų visas namelis. Ir nepadegiau. Dabar mylėti, ne? Nesigailiu, žinot, būna taip, padarai, paskui pagalvoju, kad geriau gal nereikia. Tai va, o šiandieną žvelkim į Dievo žodį. Ir vakar truputėlį dalinaus apie tai, kad priklausom Dievo šeimai. Ir kad ne mes patys taip suplanavom, sugalvojom. Kad vis dėlto tai yra Dievo planas, Dievo tikslas yra. Ir kad iš ties, žmogus taip sukurtas, kad jam vienam negerai. Jam vienam negerai. Adomą Dievas sukūrė ir Adomui vienam buvo negerai. Buvo tarp žvėrių, gyvulių apsupti, bet jam vis tiek buvo negerai. Jam reikėjo į save panašaus. Ir Dievas davė žmoną, Ievą. Ir Adomas jau buvo patenkintas ir sakė, kaulas iš mano kaulų, kūnas iš mano kūno. Ir Adomas džiaugiasi Ievą, nes toks pat galėjo bendrauti, kalbėtis, dalintis mintimis, džiaugtis kartu. Ir nors galima sakyti, kad tam tikri gyvūnai galbūt irgi kalbėjo. Nes kaip čia tas žaltys prislinkęs prie Ievos pradėjo kalbėti su ja. Matos, iki kritimo tam tikri dalykai buvo ir šiandieną tu turi augintinį ir atrodo, galėtų prakalbėtų. Nebuvom parą laiko ir grįžom namo ir tas augintinis atrodo, ten jau galėtų prakalbėti, kaip manęs pasilgo. Inkšė cypia, šokinėja aplinkui, rankas laižo. Tik tai atrodo, trūksta, kad kur taip ilgai buvai, aš taip tavęs pasilgu, kodėl manęs kartu nepasiėmė. Ir Dievas taip sukūrė, kad mes priklausytume tam tikrai šeimai, tam tikrai genčiai, tam tikrai tautai, ne? Ir taip Dievo suplanuota. Ir skaičiau nesenai straipsnį, kaip vienas žinomas muzikantas legitimizavo savo titulą. Nes jo protėviai buvo bajorai. Ir nusprendė, kad reikia turėti ir dokumentą, kad aš priklausau bajorų giminiai. Ir žinomas muzikantas, ir sakau, Anros ir ta Be tavęs daina, ir Pienių vynas, ten jo šlageriai, nes jo protėviai buvo kilmingi bajorai, jo protėviai, vienas iš protėvių ten buvo tiltų statytojas ir nuo Sankt Peterburgo iki Varšuvos ten yra tiltų pastatyta jo vardu ir jis nusprendė. Ir vyko procesas bažnyčioj, buvo parklupdytas, buvo su kardu paliestas petis ir ten buvo ištarti tam tikri žodžiai, sugrąžintas titulas, išventintas į bajorų luomą. Nors valstybiškai tas luomas nėra pripažintas, jau nuo 1918 metų, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, luomų privilegijos buvo panaikintos, jos nebeegzistuoja. Nors dar cariniai Rusijai Lietuvoje buvo apie 5,2% bajorų. Kažkur iki 50 000 Lietuvoje buvo bajorų. Turtingesnių, daugiau turinčių žemės, turinčių dvarų, neturinčių dvarų, bet buvo tų bajorų. Ir kažkam tai yra svarbu šiandieną priklausyti, turėti kažkokį tai titulą. Ir rodyti popierį, aš priklausau tokiai giminei, aš priklausau tokiai tautai. Galbūt kažkas tai nori šiandieną turėti Amerikos pilietybę ir sakyti, va, aš esu Amerikos pilietis,
stipriausios pasaulyje tautos pilietis. Kažkas tai didžiuojasi, kad yra seniausios tautos pilietis, turintis gilias tradicijas. Yra tekę skaityti apie Irano karalių iki Irano revoliucijos, kad jis didžiavosi savo tautos palikimu, kad didžiulė istorija už tos tautos slypi, ir galiausiai nusprendė surengti visų tautų galvų vadovams, karaliams puotą, susikviesti į Iraną ir švęsti tą šventę, kad visi pamatytų Irano didybę. O tauta kentėjo, nors jis darė reformas, aš dabar tiksliai jo pavardės neatsimenu, ir tam tikras laisvės davė žmonėms, bet tauta kentėjo. Ir ten savo vardui pastatė statulą, įsteigė svečiams, pastatė net miestelį, kaimelį, kur ten buvo didžiulė prabanga. Ten daug labai pinigų išleido. Ir čia buvo 70 kažkelinti metai, atrodo. Tai ir tuo metu dar ir doleris, jis stiprus buvo. Ir po to baliaus tauta pasipiktina ir nuverčia savo karalių. Irano revoliucija įvyksta ir pasikeičia valdžia, jam tenka išbėgti. O jis norėjo būti toks didelis. Ir mes, kada skaitom Senajam testamente, vienas iš karalių, Nabukadnecaras, pasididžiuoja. Aš toks, aš tiek pasiekiau, aš tiek padariau, tiek tautų po mano valdžia. Ir protas atimtas ir viskas, tapo kaip gyvulys. Kitas taip pat didžiavosi ir liepė atnešti Dievo šventyklos indus, kad galėtų su savo sugulovėm gerti vyną, gėrimus ir girti savo dievus. Ir tada ranka išlenda ir rašo ant sienos. Ir tas karalius netenka amo, išsigąsta ir sako, kas išaiškins, bus labai pagerbtas, apdovanotas. Ir Danielius, pranašas Danielius ateina ir jam išaiškina, sako, tu pasididžiavai, tu niekinai viešpatį, todėl karalystė iš tavęs bus atimta. Ir tą pačią naktį karalius krenta nuo savo sosto. Norėjo būti didis, pasiaukštinti. Ir taip, tas noras priklausyti kažkokiai tai tautai, genčiai, giminiai ir tuo didžiuotis. Ir iš kitos pusės, kada mes skaitom šventą raštą, šventas raštas mums atveria tą paslaptį, kad išties mes priklausom karaliaus šeimai. Ir kad tai nei mano, nei tavo nuopelnas yra. Ir šiandieną ta tiesa yra užrašyta. Ir kaip aš ir tu jaučiamės kasdieną, skaitydami šventą raštą, skaitydami tą tiesą, kuri užrašyta, ar mes save tapatinam su karaliaus vaikais, su privilegijuotais žmonėmis. Dažną kartą mes klausom šėtoniško melo. Mes klausom savo jausmų, mes žiūrim į situacijas ir dejuojam. Iš mūsų būna atimama ramybė, džiaugsmas. Ir mes šaukiam savo viešpačių. Dieve, kodėl taip ir anaip vyksta mano gyvenime. Bet kada mes atsiverčiam Efeziečiams laišką, 1 skyrių, mes galim skaityti. Tai Dievo žodis yra, užrašyta tiesa. 1 skyrius nuo 11 eilutės. Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise kūnu buvote pagonis, kuriuos vadino neapipjaustytais, vadinamieji apipjaustytieji. Apipjaustyti kūne rankomis. Tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado sandoroms,
be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, per Kristaus kraują tapote artimi. Nes jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mus skyrusią sieną. Savo kūnų panaikinęs priešybę įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų sutvertų savyje naują žmogų ir atneštų taiką. Jis viename kūne abiejus sutaikino su Dievu per kryžių, kuriuo ir sugriovė priešiškumą. Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti. Nes per jį vieni ir kiti viena dvasia galime prieiti prie Tėvo. Todėl jūs jau nebesate pašaliniai nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas į šventą šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Ir Paulius jisai kreipiasi į efeziečius ir sako, jūs, pagonys, atskirti nuo Dievo buvo toli, nepažino Dievo įstatymo, nesilaikėt įsakymų, kad būtumėt prisiartinę prie Dievo. Bet sako, ir tie, kurie ir pažino Dievą, tie, kurie turėjo apipjaustimo žymę kūne, jie tik tai buvo kažkiek tai arčiau, turėjo kažkokį tai pažinimą apie Dievą, bet jie negalėjo būti toj pozicijoje, kurioj, kaip Paulius po to rašo, per Kristų atsidūrė tie, kurie buvo arčiau ir kurie buvo toliau. Ir sako, kūne apipjaustyti rankomis. Ir įsivaizduojat, va tas skirtumas. Vieni neapipjaustyti, kiti apipjaustyti. O kur moteris? O moterim iš vis ta vieta buvo už vyro. Vyras buvo svarbiau. Ane? Esmė, žiūrėkit, va, buvo sandora su Dievu apipjaustymus. Moterų neapipjaustydavo. Tik tai vyrus sandora, ane? Pralieti kraują, kad krauju būtų užantspauduota ta sandora. 8 mėnesių, tai yra 8 dienų kūdikį, vaikas gimsta, ką tik tai, ane? Ir ten jau varpelės, odelę nupjauna, ane? Su aštriu peiliu nurežia. Ir kaip turėjo traumuoti vaiką, koks skausmas, ane? Šiandien iš karto atimtų. Vaikai iš tėvų, kad kankina vaiką, žaloja. Bet, sako, ir va tai buvo sandora. Ir tie apipjaustyti dažną kartą tik tai išoriškai priklausė Dievui, o savo širdimis buvo toli nuo Dievo. Ir kada Kristus ateina, ir daug žydų tautoj buvo tų apipjaustytų, bet jie nepažino savo Dievo, apie kurį kalbėjo įstatymas ir pranašai. Jie žiūrėjo į Kristų, į tai, ką jis darė, ir tai juos piktino. Ne, Dievas netoks turi būti. Mes turim kitokį supratimą apie Dievą. Ir nužudyti, nukryžiuoti, sunaikinti. Nes jis sugriaus mūsų įsišaknijusią tvarką. Kristus ateina ir jie jo nepažįsta. Bet tai buvo Dievo planas. Tai buvo Dievo planas. Taip, atverti Dievo išmintį, Dievo paslaptį, ką toliau mes galim skaityti Efeziečiams laiške, 10 eilutė, 3 skyriaus, kad per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje visakeriopą Dievo išmintis. Tai atitinka amžinąjį nutarimą įvykdytą Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje. Dievas suplanavo taip sujungti dangų ir žemę. Dievas taip suplanavo pripildyti žemę savo karalystės žmonėmis. Tais, kurie priklauso jo šeimai.
Ir šiandieną tik tikėjimu mes galim priklausyti Dievo šeimai. Aš žiūriu į save, aš matau savo netobulumą ir kitą kartą abejonės puola. Ar aš tikiu Dievu? Kada mintis tam tikros puola, kada pasielgi netinkamai. Bet atsiverčiu šventą raštą ir Dievo žodis kalba. Jeigu aš tikiu, kad Kristus viską teisingai padarė, kad jis atidavė save už mane, aš priklausau Dievo šeimai. Vakar buvo krikštas, buvo krikštėjami žmonės, taip pat Balsių slėnyje 3. Ir krikštas. Kodėl Dievas paėmė ir kaip turėjo, tarkim, pirmieji krikščionys suprast krikšto svarbą. Nes kada apaštalų darbuose mes skaitom, kada vienas kilmingas žmogus vyksta iš Jeruzalės namo, karalienės Kandakės dvariškis, eunuchas, ir jis skaito pranašą Izaiją. Ir Pilypas, vienas iš Kristaus mokinių, prisiartina prie jo ir klausia. Vyksta vežimu, kadangi buvo kilmingas, greičiausiai ir palyda buvo, ginkluota, prieki gale greičiausiai jojo ar ėjo pėsti, bet greičiausiai vyko keliu tam tikrų pramintų per dykumą ar kur. Ir tuo keliu taip pat vykdavo žmonės ir nedrausdavo ten ir eit pro šalį, ir prisiartinti, ir aplenktą galbūt procesiją einančią. Ir Pilypas prisiartina ir juda kartu su vežimu ir klausia to, sako, ar supranti, ką skaitai? Ir tas toks nuoširdumas. Negi, kilmingas galėtų sakyti, kokią teisę turi čia manęs klaust, tu praščiokė. Bet jis sako, kaip galiu suprasti, jeigu niekas nepamoko? Ir pasikviečia į vežimą aiškink. Ir Pilypas jam aiškina tai, ką jisai skaitė, pranašą Izaiją. Ir ten tam aiškinime buvo taip aiškiai išdėstyta, kad būtinas vandens krikštas. Ir tada Pilypas sako, o kasgi man tiki trukdo pasikrikštyti? Eunuchas sako. Ir Pilypas sako, jeigu tik iš viso širdies, tai galima. Ir sustoja prie vandens telkinio, pakrikštėje. Pilypas pakrikštėje eunuchą. Ir kada vakar vyko tas krikštas, ir ta mintis tokia, šiandien įvykdamas mirties nuosprendis tiems, kurie krikštijasi. Dievas šiandieną per Jėzų Kristų, per krikštą, tiems besikrikštijantiems įvykdo savo nuosprendį. Nes tie, kurie krikštijasi, jie tikėjimu susitapatina su Kristaus mirtimi Golgotoje. O Kristus, kada kabėjo ant kryžiaus, jis kabėjo už mūsų nuodėmę. Ir tada besikrikštintis jisai sako, taip, Dieve, tu viską teisingai padarei. Aš buvau vertas mirties. Ir aš susitapatinu su Kristaus mirtimi. Ir mes per krikštą esam nubaudžiami, mes per krikštą esam palaidojami ir mes per krikštą esam prikeliami naujam gyvenimui. Tas procesas įvyksta. Ir kaip raštas sako, mes esam prikeliami naujam gyvenimui, nauji kūriniai. Ir kaip svarbu, tai padaryti Dievo akivaizdoje. Ne dėl kitų akių, bet tikinti, kad tai patenkina Dievo teisingumą. Ir tie dalykai mus ir įjungia ir padaro pilnateisiais Dievo karalystės piliečiais ir viso ko paveldėtojais, ką Kristus mums paliko. Ir įsivaizduojat, šiandieną, ką reiškia priklausyti karališkai šeimai, dangiškai šeimai. Ką ir skaičiau, Efeziečiams laiške. Sako,
Jis viename kūne abejus sutaikino su Dievu, tiek pagonis, tiek žydus, tie, kurie buvo toli, tie, kurie buvo arti, ne? Visi šiandieną turi priėjimą prie Dievo tik per Kristų. Todėl jūs jau nebesate pašaliniai nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Aš esu Dievo namiškis. Aš esu karaliaus vaikas. Bet žinot, ką mes galim dar skaityti 1 Jono laiške 3 skyriui. Žiūrėkite, nuo 1 eilutės, kokia meilė apdovanojo mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Kada Kristus buvo šitoj žemėj, pasaulis žiūrėjo, jo tauta žiūrėjo ir nepažino jo. Ir šiandieną tai nėra kažkokie tai antpečiai, kad vad aš priklausau. Anksčiau bajorai pasipuošdavo, kunigaikščiai pasipuošdavo, turėdavo tam tikras regalijas, kurios išskirdavo, kad tu priklausai tam luomui. O kas mus šiandieną išskiria, kad mes priklausom Kristaus šeimai, kad esam Kristaus broliai ir seseris? Kas tave ir mane išskiria? Ir tai nėra išoriniai dalykai. Ar sutinkat su tuo? Kad tik tikėjimu mes galim priklausyti tai šeimai. Nes vis dėlto, kaip yra sakoma, Romiečiams 9 skyrius 8 eilutė, kad tai reiškia, ne vaikai pagal kūną yra Dievo vaikai, bet vaikai pagal pažadą laikomi palikuonimis. Tam, kad atstatytum savo bajoro kilmę, jeigu ten turi kažkokių tai bajoriškų šaknų, tau reikia ten kreiptis galbūt į bajorų sąjungą kažkokią tai ten, ne, pateik dokumentus, kad mano protėviai, mano prosenelis ar proprosenelis buvo kilmingas. Va tai dokumentas liudijantis, kad jis ten turėjo tiek žemės, tokį titulą, tokį herbą turėjo. Ir prašo man dabar atkurt. Ir jeigu ten tie dokumentai tiks, tada surengs kažkokią tai procesiją, kažkokią tai galbūt bažnyčiai, sakys, va, ten toks ir toks, nes ten, kada tam žinomam dainininkui ten legitimizavo jo titulą, ten buvo susirinkę kiti jau esantis bajorai ir ten jam įteikė kažkokį tai pažymėjimą, kad jis bajoras. Bet šiandieną Dievo žodis mums kalba, kad buvo tas vienas žmogus, kuris tiesiog patikėjo, kad Dievas sako. Įsivaizduojat, kad paprasčiausiai patikėjo, priėmė, kad Dievas kalba tiesą. Ir tai yra tikėjimas. Žiūrėkit, Adomui ir Ievai, Adomui, apie Dievą nekalbam, Adomui Dievas pasakė, nuo visų sodo medžių tu gali valgyti, bet nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio nevalgyk, nes tą dieną, kurią tu valgysi, tu mirsi. Adomas girdėjo Dievo pasakytus žodžius. Adomas greičiausiai matė Dievą, nes jis tuo metu buvo tyras, be nuodėmės. Ir jis galėjo matyti savo akimis Dievą. Ir tai buvo Dievo žodis, išėjęs iš Dievo lūpų. Ir ateina gundytojas ir sako, Adomai, ar tiesa Dievas pasakė? Dievas kažką slepia. Jeigu tu suvalgysi nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, tu įgausi išminties. Tu tapsi toks pat kaip Dievas. Ir Adomas turėjo pasirinkimą. Ar klausyti tai, ką Dievas pasakė, ar tikėti dabar tuo, ką velnias šneka, kad ta situacija šneka, kad tas žmogus šneka. Ar tikėti tuo? Ir Adomas pasirinko tikėti ne Dievo pasakytų žodžių, bet pasirinko tikėti tai, ką pasakė gundytojas. Ir dėl to
Adomas atvėrė savo gyvenimą, savo širdį ir visiems palikuonims atvėrė tas duris. Ateit tamsiai, ateit kančiai, ateit lygoms. Adomas nusidėjo dėl to, kad jis nepatikėjo tai, kas buvo pasakyta Dievo. Ir paskui Dievas prabyla Abraomui. Abraomai, palik savo tėvo namus ir eik į žemę, kurią aš tau duosiu. Ir Abraomas pakyla ir išeina. Paskui Dievas sako, Abraomai, aš tau duosiu palikuonis. Ir Abraomas patiki tuo. Pažiūri, kada Dievas jį išveda naktį iš palapinės, sako, pasižiūrėk į dangų, tiek bus tavo palikuonių. Ir Abraomas patiki tuo. Ir po to, kada Abraomas turi sūnų, augina jį jau paauglys, Dievas vėl prabyla Abraomui ir sako, Abraomai, paaukok man savo sūnų. Tie pažadai, kurie buvo duoti, kad per jo palikuonį kils tautos, kunigaičiai, dabar Dievas sako, atiduok, paaukok. Tai Dieve viskas sugriūna, tai, kad tu žadėjai. Bet ką mums raštas sako, Abraomas patikėjo tuo, kad Dievas gali mirusius prikelti. Ir jis pasiema savo sūnų, pasiema porą tarnų ant asilų ir joja į tą vietą, kur Dievas pasakė. Jis nesiginčia su Dievu. Ir palikęs tarnus apačioj, jisai su sūnum, sudėjęs sūnui ant pečių malkas, lipa į kalną, į tą aukos vietą. Sūnus klausė, tėve, o kur auka? Ir tėvas sako, viešpats numatys, duos auką. Ir užlipa, ir Izaokas žiūri, kad tėvas jam riša rankas, krauna malkas ir guldo jį ant to aukuro. Ką turėjo Abraomas išgyventi? Bet jis taip tikėjo, kad jis nesiginčia su Dievu. Jisai klausė Dievo žodžio ir darė tai, ką Dievas buvo pasakęs. Ir jau užsimojo su peiliu smogti, paskerti savo sūnų, pralieti nekalto vaiko kraują. Dievas sustabdo. Dievas sustabdo ir sako, Abraomai, dabar žinau, kad tu tiki manim. Ir kadangi tu paklausėjai mano balso, prisiekiu savimi, tavyje bus palaimintos visos žemės tautos. Dievas davė Abraomui pažadą ir prisiekė savimi, kad per tave bus palaimintos visos žemės tautos. Per tave, per vieną žmogų, kuris patikėjai mano žodžiu, kuris nebejojai, bet vykdai tai, ką sakau, tu atvėrei duris ateit palaiminimams. Ir Kristus tai yra to pažado išsipildymas, ką Dievas pažadėjo Abraomui. Ir šiandieną mes, kaip pagonių tauta, kilę iš tų neapipjaustytojų, mes esam to pažado dalis. Ir mes tikėjimu šiandieną paveldim Dievo vaikų kilmę. Šiandieną mes esam Dievo tauta. Dėl to, kad vienas žmogus savo metu nesuabejojo Dievo žodžiu, tai, kad Dievas pasakė. Adomas jisai suabejojo, kad Dievas kalba tiesą ir pabandė. Ir atsivėrė pragaras šito žemėje. Vienas žmogus pakluso ir išpildė tai, kad Dievas sakė. Ir atsivėrė palaiminimą. Ir šiandieną mes esam tų pažadų dalininkai. Ir šiandieną mums priklauso tie pažadai, nes mes patikėjom Kristumi. Mes esam tų pažadų dalininkai. Mes esam Dievo namiškiai, paveldėtojai. Ir ne aš pats susigalvoju. Įsivaizduoja? Šiandieną tu priklausai Dievo šeimai. Tu esi Dievo vaikas. Tu esi paveldėtojas. Bet ateis pirmadienis. Šiandieną girdi žodį. Bet galbūt žiūri į save ir sakai, koks aš ten tas Dievo vaikas. Dar ir čia tam tikri dalykai velkasi paskui mane. Bet jeigu tiki Jėzumi Kristumi,
tau atsiveria neribotos galimybės. Ką Kristus tau ir man paliko? Kokie turtai palikti? Nes, kaip skaičiau iš Efeziečiams laiško, Dievas nori, kad per bažnyčią kunigaikštystėms ir valdžiom šiam pasauliui taptų žinoma Dievo išmintis. Kaip Dievas viską nuostabiai sutvarkė. Jeigu skaitom Korintiečiams laišką, žiūrėkit, kas yra parašyta, pirmas laiškas Korintiečiams. Pirmas skyrius 26 eilutė. Pažiūrėkite į savo pašaukimą, broliai. Nedaug tarp jūsų kūno atžvilgių išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje yra kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga. Ir kas pasaulyje žemos kilmės, kas paniekinta, kas yra niekas, Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą. Jo dėka jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo išmintimi, iš Dievo teisumu, pašventinimu ir atpirkimu. Kad, kaip parašyta, kas giriasi, tesigiria viešpačiu. Ir žiūrėkit, tai Dievas suplanavo. Paėmė mus, kas buvom niekas, ane, šio pasaulio akimis, nekilmingi, neraštingi, neturtingi, ir pakelia. Pripildo savo dvasia, keičia mus, ryškina mumise Dievo prigimtį. Ir tai šiandieną vyksta. Nors ateina velnias ir sako, ne, koks tu ten Dievo vaikas? Kokie čia pažadai, ką tu čia svaigsti? Ir vat mes renkamės tada, ar tikėti tai, kas užrašyta, ar tikėti tuo, ką aš jaučiu, ką kiti kalba, tikėti tuo. Aš renkuosi. Ir mes esam kviečiami kovoti tą tikėjimo kovą. Ir tikėti tai, ką sako Dievo žodis. Tikėti tuo. Nesvarbu, ką sako šiandieną mano jausmai, ką sako aplinkybės. Jeigu aš tikėsiu tuo, ką sako Dievo žodis apie mane, aš keisiuosi, aš neliksiu toks pat. Nes pats Dievas mane keis, pats Dievas yra suinteresuotas mane keisti. Pats Dievas yra suinteresuotas per mane pašlovinti savo sūnų. Kad aš, kas buvau niekas, ane, nekilmingas, neraštingas, neturtingas, paimtų ir naudotų mane kaip indą. Ir aš atiduočiau tą šlovę Dievui. Toks Dievo tikslas yra pašlovinti savo sūnų, apjungt mus. Šiandieną mes renkamės, ar tikėti tuo, ar ne. Mes ne tik vadinamės Dievo vaikai. Jonas sako, mes esame Dievo vaikai, bet pasaulis Jėzaus nepažino. Šiandieną pasaulis žiūri į mus ir gali sakyti, nu koks tu ten Dievo vaikas? Koks tu ten Dievo vaikas? Na, važinėtum su BM, su Mersu galingu. O, tada kreiptų dėmesį, iš kur gavai. Dievas palaimino. O, verta tikėti tokį Dievą. O dabar išties reikia tikėjimo, kad mes vienas kitame matytume Dievo vaikų prigimtį. Ar taip? Tu sėdi bažnyčiai, pasižiūri rolę į seserį ir tau reikia tikėjimo pamatyti jame Dievo sūnų, Dievo dukrą. Nes galbūt tam tikri dalykai erzina mus, mes kitokie. Ir tada tu meldies, Dieve, atverk širdies akis. Ne kūniškų tikėjimų, bet širdies regėjimų, kad matyčiau savo žmonoje, savo vaikuose. Ne? Dievo vaikų prigimtį. Ir Dievas tai daro. Dievas keičia mus. Nes Dievas nori, kad išryškėtų jo tauta. Ir tai išties yra didžiulė privilegija. Tai nėra tas popierius gautas, kad tu priklausai bajorų giminiai. O gal dar kažkokių tai kunigaikščių giminės kraujas tavy teka. O ką aš žinau, mano protėviai iš tėvo pusės, tai ten iš Vokietijos kilę.
gal ten ir yra kažkokių tai genų, bet man tai nesvarbu. Aš net nenoriu ten knistis po tą giminės medį ir ieško. O gal herbą turim žmonelį, iškelsim savo vėliavą, bajoram priklausom, pavardę pasikeisim, kad skambėtų tikrai, ne, jeigu ten atsirastų kažkokie tai ryšiai su bajorija, kunigaikštyje, aš šaržuoju, bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia tai, kad Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, paaukotas už mane ir jis man atvėrė duris priklausyti jo šeimai. Būt Kristaus broliu, būt Kristaus sesė. Ir su viltimi gyventi. Branginti tai, kas yra duota. Žinot, tai ne tik didžiulė privilegija, bet tai didžiulė ir atsakomybė. Atstovauti Dievo šeimą šitoj žemėje. Ar sutinkat su to? Žiūrėkit, kaip tautoj žiūri į išdavikus. Ypač kilmingi žmonės, kada būdavo parsidavėliai. Šiandien Ukraina kovoja. Ir yra tie, kurie už pinigus siunčia informaciją, kad bombarduotų jų tautą. Nes jie nori tų kelių dolerių ar eurų. Kad tik tai jiem geriau būtų, bet kad bus subombarduoti, žus žmonės, jiem nesvarbu. Ir tada, kada išryškina tokius žmonės, jie priskiriami prie tautos išdavikų. Ir su turto konfiskavimu iki gyvenimo pabaigos nuteisiami kalėjimą. Ir kaip mums, išlikti ištikimais Dievui, prisimti atsakomybę Dievo tautos, Dievo vaiko, atsakomybę, kad aš atstovauju dangui ir kad nebūt bendradarbiu su šėtonu. Šėtonas gundo, šėtonas siūlo 30 sidabrinių, 30 eurų. Duosiu. Kažkam tai galbūt bus pasiūlymas jau rytojui, kad neteiti maldą. Kažkas tai gal pasiūlys, varom pagrybaut, gerą vietą, žinau, grybai dygsta. Ar pažvejot, ar dar kažkur tai, papramogaut. Bet tu sakai, malda vakare. Ir mes renkamės. Ir išties, mes visada būsim gundomi susidėti su priešu. Išduoti savo šeimą, dvasinę šeimą. Išduoti tas privilegijas, kurios yra suteiktos. Nes šiandien išties reikia tikėjimo pamatyti tai, kas yra duota Kristuje. Ir branginti tai. Ir man belieka melstis ir prašyti, Dieve, atverk rodyk, kad išties tu mane padarei savo šeimos dalis. Tu man suteiki tas privilegijas. Ir šiandien aš esu palaimintas per tavo sūnų. Padėk kasdieną matyti ir branginti tai, kas esu Jėzuje Kristuje. Viešpatie Dieve. Kad nebūčiau kaip Ezavas, kuris paniekino pirmgimio teisės dėl viralo lėkštės. Juk žinojo, papročiai tokie buvo, kad pirmgimis paveldi tai, kas priklauso šeimoje. Jokūbas, jo brolis, virė tuo metu viralą, jisai grįžta išalkęs, ištroškęs. Ir sako, Jokūbai, mes skaitom pradžios knygoje apie tai, apie patriarchus. Duok man to viralo, tos lęšių sriubos. Jokūbas sako, parduok man savo pirmgimio teisės. Kas man iš tų teisių, aš dabar mirštu iš alkio. Ar iš tikrųjų Ezavas ir būtų numiręs iš to alkio? Ar nebūtų užtekę vien tik tai duonas pakramsnuoti? Bet jis norėjo tos lęšių sriubos. Greičiausiai ten skaniai kvepėjo labai. Jie į palapinį ir tas kvapas ir jam sužadino viską. Ir tai paskui rašoma, dėl viralo lėkštės
pardavė pirmąją teisę, paniekino. Ir šiandieną mes esam privilegijuoti. Ne? Mes esam jo pirmgimiai. Ir Dievas nori, kad mes brangintume ir dėl ilgesnio euro, dėl kažkokių tai pramogų ar dar kažko tai neatsižadėtume tų teisių. Ir nenusigręžtume nuo viešpatės. Nes bus įvairiausių situacijų, mes skaitome, ne, kad tie, kurie tarnavo, tie, kurie buvo priekyje, sako, Titas paliko, tas iškeliavo, aš vienas besu, Paulius rašo. Pamilė šį pasaulį, iškeliavo. Šis pasaulis gundo. O paskui Kristų sekti, taip siaura. Ir priešas prieina ir piešia tą paveikslą, taip nuobodu, taip siaura paskui Kristų eit. Būsi davatka visą gyvenimą. To ir ano turėsi atsižadėti, negalėsi mėgautis tais malonumais. Ir taip sutirština tas spalvas ir galvoji, va ten piešia, kad ten bus gyvenimas. Tu paragausi to alkoholio, ar ten dar kažko tai. Tu nuvažiuosi kažką, tai pamatysi ir liktai tai pripildys tave to gyvenimo. Bet žmogus, kada pasiduoda tam, nuvažiuoja, ragauja, žiūri ir jo tai netenkina. Dar bando padidyti kiekį visų tų dalykų ir tai netenkina. Dar bando padidyti tą kiekį ir tai netenkina. Ir tas likimas prie sutužusios galvos. Bet tie, kurie pasirenka tą siaurą kelią, eina, žiūri, kad ten tos platybės atsiveria ir tu aprėpti negali tų platybių. Ir su Kristumi ir džiaugsmas, ir ramybė, ir pasitenkinimas. Ir kada tu skaitai tuos pažadus, tai kas duota Kristuje. Ir aš tas sako, viskas, kas reikalinga dievotam gyvenimui, yra duota tikinčiajam per Jėzaus Kristaus pažinimą. Tokie turtai, kurių tu negali išsemti. Jau čia šitoj žemėje, kiek įvertintumėt ramybę? Kokiais pinigais? Kada viskas gerai atrodo, ir nedaug. Bet kada tam tikra situacija spaudžia, kada stogas atrodo keliasi, ne, galva atrodo plyš nuo to streso. Kiek daug atiduotam už tą ramybę, kad tink, persijungi ir tu atsipūtęs, juokies iš tos situacijos. Kaip nemačiau, kaip nesupratau. Dieve, viskas tavo rankose. Tu viską valdai. Ir jeigu kažkas tai mane nužudys, Dieve, aš su tavim pasiliksiu. Vau. Ir atrodo, mirties gramasos gazdina tave, o tu juokies mirčiai į veidą. Kiek tokia ramybė kainuoja? Nors daugelis šiandieną to nemato ir nesupranta, bet Dievas mums atveria akis, kad mes matytume tai, naudotume mes tuo ir dalintume tai kitiems. Patys pripildyti ramybės, džiaugsmo, vilties, neštume ir dalintume. Ir ne už pinigus. Klausyk, aš žinau receptą, bet aš norėčiau, kad tu man sumokėtum. Žinok, aš turiu gerą receptą, bet kainuos 150 eurų. Bet taip neveikia. Bet Dievas turi mums vaistų. Kiekvienoje situacijoje jis turi paguodo žodį. Ir jeigu tas žodis kris į tavo gyvenimą kaip sėkla, jis sudygs, jis neš vaisių. Ir tada aplinkiniai ragaus. Koks gailestingas žmogus, koks išmintingas žmogus, man tą patarė, aš tą padariau ir kaip man pasisekė. Šalia kokių žmonių mes šiandieną norim būti? Šalia piktų, šalia suirzusių, šalia tų, kurie pilni pagiežos ir pavydo, kurie tyčiojasi ir juokiasi iš tavęs, ar mes norėtume būti tokių žmonių draugijoje? Ne, mes
bėgam nuo tokių žmonių. Bet kaip malonu būti tų žmonių draugiai, kurie pilni gailestingumo, užuojautos, išminties, taktiškumo. Ir Dievas va toks yra. Ir jis nori, kad mes tokie būtume. Atstovautume jo šeimą. Neštume jo savybės šitam pasauliu. Ar sutinkat su to, brangieji? Kad eidami neštume viltį, eidami neštume ramybę, neštume palaiminimą, neštume taiką. Ir tai yra mūsų atsakomybė, brangieji. Ir mes esam kviečiami tikėti tuo, kad Dievo žodis sako apie mus, o ne velnio melu, ne savo jausmais. Galbūt tu stovi prieš veidrodį ir žiūri į save ir nekenti. Dėl kažkokio tai apgomo, jį galima pašalinti. Gal ausis viena atlėpus, ar dantis netokie, ar plaukai netokie, ir ypač jauni žmonės žiūri į save veidrodį, o galėčiau būti kitoks. Nes kažkokie tai pavyzdžiai yra. To. Kodėl nesidžiaugi? O Dievas tave priima tokį, koks tu esi šiandieną, ir džiaugiasi tavimi. Ir sako, tu mano pats nuostabiausias, pati gražiausia mano dukra. Aš tave sukūriau ir aš tau turiu ateitį su viltimi. Ja. Ir raštas mums kalba, kad Dievas laukia mūsų, išsiilgęs, jis paruošęs namus yra. Ir kas ten mūsų laukia? Jeigu čia jau mes galim ragauti dangaus. Eidami per sunkias situacijas, mes galim patirti Dievo pagalbą, išgyventi jo ištikimybę. Bet kaip velnias meluoja, tu ten nereikalingas. Tu niekšas esi. Tu tą ir tą padarėjai. Ir kaip svarbu tikėti Dievo žodžiu. Kad visos mūsų nuodėmės nuplautos. Mes klumpam, mes klystam, mes turim tą neišsenkantį šaltinį. Apvalyti mus nuo visų nuodėmių. Ir kada išlieka ta pagarba Dievui, mes klumpam, mes pergyvenam dėl to, kad nusidėjom, mes šaukiamės Dievo, mes apvalomi, Tėvas vėl apkabina mus, vėl kelia ir ragina eiti į priekį. Kelkis, dukra, kelkis. Pasitikėk manim. Kovo gerą tikėjimo kovą. Nes pasiduok priešo melui. Eik, aš laukiu tavęs. Ir Dievas jisai išties. Galbūt šiandieną tu to nejauti, bet atsiverčiam Dievo žodį ir yra tie pažadai, yra ta žodis, kuris kalba apie tai, kad mes esam brangus Dievui, kad jis mūsų laukia. Jau vien tai, kad tai, ką turėjo brangiausia, Dievas atidavė, kad tu nepražūtum. Amžina tiesa, užrašyta Dievo žodėje. Tavo siela tokia brangi, kad Dievas atidavė tai, ką turėjo brangiausia. Kad tu priklausytum jo šeimai. Kad tu save vadintum Dievo vaiku. Ne tik vadintum, bet ir būtum kasdieną. Kasdieną prisimintum. Ateis rytojus, prisimink, kad tu esi Dievo vaikas, Dievo dukra, Dievo sūnus. Kad už tave didžiulę kainą sumokėta. Ir tai išlaikys mus. Ne mano jausmai, ne mano įsivaizdavimai, bet Dievo žodis, ta amžina tiesa, kuri užrašyta, išlaikys mane sunkumuose. Todėl kviečiu pažinti tos pažadus, pažinti tai, kas yra duota Jėzuje Kristuje, kad tos sėklos Kristui mūsų širdis dygtų ir neštų vaisių, ir mes atstovautume dangų. Dalintume dangaus turtus į dešinę ir į kairę, nes mūsų tėvas turtingas. Ar taip? Kodėl tiek apaštalas Paulius? Ramybė jums, malonė ir ramybė jums nuo dangiškojo tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Malonė ir ramybė. Būkit ramūs, pasitikėkit.
viešpaties rankose esat. Sako, kasgi gali atskirti mus nuo Kristaus meilės? Sunkumai, dar kažkas tai. Sako, nei mirtis negali mūsų atskirti nuo tėvo meilės, kur yra Jėzuje Kristuje. Tie guodžiai, tie stiprina, tie guodžia mus kasdieną. Priklausom dangiškai šeimai. Pasaulis to nemato. Mums patiems kasdieną reikia vėl ir vėl žvelgti į Dievo žodį, kad nesuabejotume tuo, kad priklausau Dievui. Esu jo namiškis. Jis tai padarė. Kada, dar ten yra viena vieta apaštalų darbuose, kada apaštalas Paulius yra suimamas ir jį nori nuplakti. Jau ten surišo, viską jau paruošė bizūnus ir apaštalas klausė tribūno stovinčio šalia. Sako, ar galima Romos pilietį plakti be teismo? Tribūnas toks šokė. Sako, aš tą pilietybę įsigijau už didelius pinigus. Paulius sako, o aš nuo prigimties ją turiu. Jis buvo gimęs Romos teritorijai, jis buvo Romos pilietis nuo gimimo. Ir tada tribūnų šokas. Negalima Romos piliečių plakti be teismo. Tokie įstatymai buvo. Ir mes matom tavai, tribūnas, tas kariškis, buvo už didelius pinigus įsigijęs pilietybę. Paulius buvo gimęs, o mes, Dievo karalystės piliečiai, nei už pinigus, nei iš prigimties nesame. Mes esame iš Dievo malonės, tik per Kristų tapę dangaus karalystės piliečiais. Nes niekas tiek neturi, kad įsigyti tokią pilietybę. Ir niekas negimė šitoj žemėje iš vyro ir moters, kad iš karto taptų dangaus piliečių. Vaikai gimė tikinčiai šeimoje, jie yra pašventinami tėvų tikėjimu. Bet atėjus metui vaikai renkasi, ar tikėti, ar ne. Automatiškai jie netampa. Todėl, brangiai, dėkokim Dievui už tą suteiktą malonę, kad per Jėzų Kristų, per jo pralietą kraują esam dangaus karalystės piliečiai. Ir šitoj žemėj valstybės, karalystės šiaip gina savo piliečius. Ne? Yra tekę matyti ant filmą, kada islamistai ar kažkokie tai teroristai pagrobė lėktuvą su izraeliečiais. Ir ten kažkokiai tai Afrikos Respublikoje. Ten nutupdė tą lėktuvą ir reikalavo išpirkos. Ir kaip izraeliečiai suorganizavo tą visą kompaniją, kaip išvaduoti savo piliečius. Ir ten, tas veiksmo filmas toksai, bet tai realiais faktais, kada ten atskrido su lėktuvais į tą šalį, svetimą šalį, nieko nepranešę, ten kaip krovininiai gal ten buvo įvardinti, nusileido ir ten išvadavo savo piliečius. Vėl susipakavo su savo piliečiais ir vėl išskrido. Kaip amerikiečiai kovoja už savo piliečius, kada jie paimti į nelaisvę ir tarkim, dangus už mus. Ne? Už mus didžiulę kainą sumokėta, tai įsivaizduokit, kaip mes esame kviečiami tikėti, kad mes esame svarbus ir dangus kovoja už mus, kad mes paveldėtume tai, kas mums yra numatyta. Todėl būkit palaiminti tikėdami ir nebejodami Dievo žodžiu. Amen. Amen. Brangus Dieve, dėkojame tau.